Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Trečiasis gavėnios sekmadienis. Esame įpratę Kristų priimti kaip gerą, gailestingą ir mylintį. Dievas juk ir negali būti kitoks. Tačiau šio sekmadienio Evangelijoje Kristus susisuka iš virvučių rimbą, išveja iš šventyklos prekiautojus, išbarsto pinigų keitėjų stalus. Taip norėtųsi, kad mūsų Dievas būtų minkštas ir pūkuotas, o čia pasirodo, kad jis konkretus ir reiklus. Viešpaties Jėzaus griežtumas iššaukia reakciją. Fariziejai reikalauja ženklo, reikalauja kokiu nors įrodymų, kad Jėzus gali taip elgtis, kad jis naudojasi dieviška galia. Apaštalas Paulius taip pat pastebi, jog žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties. O ko ieškome mes? Kažkada šventasis Tomas Akvinietis, gyvenęs 13 amžiuje, bandė Dievą įrodyti loginiais teiginiais. Juk visa, kas egzistuoja, turi savo priežastį. Tai yra Dievo kaip pirmosios priežasties įrodymas. Kiekviena būtis turi savo tikslą, dėl kurio ji egzistuoja. O tai jau yra tikslingumo įrodymas. Kitaip tariant, loginis mąstymas pagimdė visą eilę įrodymų, kad Dievas egzistuoja. Bet ar to užtenka? Šiuolaikiniai teologai tvirtina, kad Dievo buvimas pirmiausia yra tikėjimo, o ne logikos sritis. Todėl įrodymai niekada negali pakeisti tikėjimo, bet tik pasitarnauja jam. Mieli klausytojai, pažvelkime į save ir pagalvokim, ar nereikalauju iš Dievo kokiu nors įrodymu. Tai yra keistai ir įžūliai skambantis klausimas. Kūrinys iš kūrėjo reikalauja kūrėjo buvimo įrodymų. Tačiau tikinčiam žmogui nereikia įrodymų. Jiems svarbesnė yra patirtis, kad jis yra Dievo mylimas. Grįžkime prie Evangelijos minties. Jėzus išvaiko prekeivius ir taip apvalo šventyklą. Jėzus yra griežtas tuomet, kai reikalas paliečia dieviškąjį kultą. Pagalvokime apie save, ką iš mūsų gyvenimo išvytų, išstumtų viešpats Jėzus. Jei atradome tokių dalykų, tai siekime per gavėnią juos patys pašalinti, išstumti iš savo gyvenimo. Kaip Jėzus apvalė Jeruzalės šventyklą, taip ir mes apvalykime savo gyvenimą. Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gavėnios kelionė.